Sustojom degalinėje užsipilt kuro ir laukia 5 valandų kelionė į Vardžiją. Bandysim kuo greičiau patekti ten. Sugalvojom sustot, čia labai gražu, kalnų visur, tai eisim pasižiūrėti. Oho, labai juda. Nenusiversi? Wow. Baigėsi kelias. Prasideda bekelė. Kas su džipais? Mes su pasatuku blemba. Čia va ir Priusas priekį. Ai, na Priusas, aš nežiūriu, kad tie džipai. Turim nuošliaužą nemenką. Pravažiuot sunkiau. Atitvarai net išlaužyti buvo. Kokia stipri. Medis atlaikęs. Oho, čia. Žiūrėk, ir medžiai išlaužyti. Čia tikrai gal džipuko reikėtų keliaujant. Su policijomis prasilinkim. A ne? O, būdu. Bet vienas buvo, pažiūrėjo tik tai. Normaliai. Gal neparsivys. Gerai, žiūrim, kas toliau čia mūsų lauks. Privažiavom kažkokį kalnų kaimelį. Ir čia žiema pasirodo. Sniego visur pilna. Tik turim problemą. Mums važiuot 3,5 valandos. 30% likę. Likę 30%. Pakrovėja niekur nerandam nusipirkti. Tai nežinau, ką darysim. Tikimės gal šitą miestelį kažkur rasim. Čia žiūrėk, ai, čia drabužė kažkoks. 800 metrų aukštinis. 800 metrų, ne? Kylam blogiškai. Žiūrėk. Žiūrėk, daugiabučių yra.
nerandu niekur pakrovėjo. Turi tik tai USB visi. O pačio mašininio to, kad į perikurniką įsidėtų nėra. Na, karačiai. Bus reikalų. Dabar nežinau už ką daryti. Važiuot mum ten, nevažiuot. Jeigu 3 metrai sniego, nu, gal biški perdeda, kad 3 metrai. Nežinau, stovi dabar policija prie mūsų ir kažką dar. Здравствуйте. Майор Джурбанадзе. Документы. Окей. Документы прошу. Документы прошу. Kodėl? Nežinau. Никуда. Никуда. Меня думаешь на это? Где, да. А дорога нет. Обратно надо ехать. У меня есть хотел для всех на Варджи. Сейчас надо обратно, ну и так далее. Далеко, да? А сейчас нет дорога. Ага. Снег есть. Окей. Если надо Варзе через Хашури. Per šitą plaučių mašiną su dokumentus atidavęs. Nu, karočią, važiuojam atgal. Visą kelią atgal? Taip, visą kelią atgal ir per Batumį, per kitą pusę galim į ten tik tai nuvažiuoti. Zajebys, prašom. Yra žiauru. Neleido policija, dar taip nėra buvę. Dabar mes turim grįžti į Batumį, Taip. tas 2 valandas, kurias čia vargom. Taip, Ir tada vėl ir tada vėl važiuoti. 5 valandas iš kitos pusės. Taip. Vau. Nežinau, net tiesiog kaip džiaugsmo parodyt. Bet įsivaizduoju, jeigu mes ten nuvažiuotumėm, Kiek sakė, 2-3 metrai sniego? 2-3 metrai sniego. Kur mes su savo pasačioku pakiptumėm, lempa tam sniegė. Baisu. Oi, tai šūdas. Ką jūs čia gaminat, važiuokit greičiau, dingo nuotaika. Nu jo, nes lemba. Ten kaip ir vakarienė, kaip suprantu, užsakyta jau. Tai neužsakyta dar gal, bet viešbutis užsakytas. Nu viešbutis užsakytas irgi klausė, kada mes atvažiuosim, tai atsakėm ir kad nu tipo taip norim. Nu tai bet reikia bandyti važiuoti tada per aplinkų, man atrodo. Vis tiek, nu 12 nakties būsim ten, bet nuvažiuosim ir mūsų planas ir buvo rytoj ten eit pasivaikščiot, ar ne? Ar ne? Ar ne? Ar ne? Karoči. Kur tie su savo dviračiais nuvažiuos? Nežinau. Karoči, reikia kažkur sustot, biškai atsigauti, išlipti, parūkyti. Suvirškim naujienas. Suvirškinti visas naujienas, nes 2 valandas važiavom be reikalo, galima sakyti dabar. Tai dabar 2 valandas važiuosim atgal. Tai gal dėl to tiek daug tų mašinų buvo grįžtančių, nes vis Turbūt. pasilenkdavom, o link ten važiuojančių, tai nepasakyčiau, kad daug. Va čia galim sustoti. Opa. Gerai. Atslūgo emocijos. Tai galiu papasakot, kaip ten buvo. Šiaip mes girdėjom, kad ten sniego gali būt, bet aišku, nepaklausėm nieko ir važiavom vis tiek. Tai atvažiavom iki tokio miestelio, Hulo vadinosi. Ir aš mačiau, kad navigacija už jo jau rodo raudonai, nu, kad tipo kamštis, aišku, koks kalnuose kamštis gali būti, tiesiog jau čia nepravažiuojama ir viskas. Tai sustojom tam Hulo mieste, pakrovėjo paieškot. Apspito, nežinau, kokie 8, gal 10 žmonių. Ir aš nemačiau, kad ten policininkai iš pradžių. Kažką, kuda jedeš, o rusiškai aš nelabai. Sakau, angliškai bandau aš ten su išnekėt. Juokėsi, ne, kuda jedeš, rodo į padangas. Nu ir paskui, sakau, nu rusiškai kalbėkit. Tai sako, kur važiuot, sakau, į Vardžiją. O, net, sako. 2-3 metrai snieg, sako. 2-3 metrai sniego. Nu, kažkaip, atrodo, nesitikė, kad jie gali būt, bet paskui pasižiūrėjom čia Mapsuose kažkokį viešbutį paspaudžiu ir ten rodo aplinkui nuotraukas, tai
labai daug sniego iš tikrųjų, labai daug. Tai dabar ką, važiuojam atgal 2 valandas iki Batumio ir tada nuo Batumio per aplinkui, ne per kalnus, nes norėjom aišku per kalnus važiuoti, kad būtų gražiau ir įdomiau. Tada dar 5 valandos kelio, gal net daugiau, nežinau, iš tikrųjų, kai nuvažiuosim į Batumį, tada spręsim, ar mes ten iš vis važiuojam, ar nevažiuojam, nes labai daug laiko užtruks. Dabar jau 2 valandas čia tai serpantinais varėm ir vėl atgal dabar. Nepasisekė biškį. Nieko. Gal viskas bus gerai. Kaip ten sako, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, ne? Į ten važiuoja, kur mes sniego net valytuvai ištie. Tai aš jau net įsivaizduoju, kiek ten sniego. Wow. Ir čia nežinau, kas čia vyksta. Ten dūmų daug priekį. Alstapoti çamokonda alviski çamonatali Adeknapotomi abe sakvarlişe monatali Taninananina o taninanina o taninananina o taninanina o. Grįžom jau į Batumį. Nuovargiukas jau jaučiasi. Dabar paprašėm, užklausą davėm, kad tą varžyje perkeltų mums rytojui, pernakvot. O dabar važiuojam į Boržomį. Ir tada rytoj iš Boržomio važiuosim jau į Vardžiją. Nes nuo Boržomio iki Vardžijos 2 valandos tik tai. Tai va, tai taip gaunasi, kad žiūrėk, mes čia kažkur jau biškinė ten. Oho. Dabar vėl nebus, kad per kalnus. Ai, čia žiūrėk, tau rodo kažkur išsukti. Nėra čia kur sukti. Gerai, apsisuksim ten. Kažkoks čia kelias naujas gal. Apsisuksim. Sugedo. Kažčiu. Tai va, tai dabar iki Boržomio mums 4 valandos dar kelio. Tai stosim kažkur būtinai pavalgyti, nes jau žiauriai norim valgyti. Apie 12 tik tai valgėm, dabar jau 5, po 5:20. Tai kokią 10 būsim, tai važiuodami susirasim, kur Boržomį pernakvot, jeigu mums leis Vardžijoj perkelt mūsų nakvynę į poryt. O jeigu ne, tai tada nežinau, bandyt važiuoti reikės į tą Vardžiją, 2 valandos dar ekstra nuo Boržomio. Nežinau, kaip čia bus, bet jau biškai nuovargis jaučiasi. Ten tai serpantinais, tai ne paprastų kelių, va tokių. Varai stabdis gazas. Karočiui, žiūrim, kas čia mūsų laukia. Užsukom į kažkokią kavinę vietinę. Visko čia yra. Tai išsirinksim dabar ir pasimsim į mašiną, nes neturim laiko sėdėti čia ir valgyti. Važiuot turim. Pasėmėm picų, bulvyčių. Oho. Dragas. Va, čia buvom. Mes vieninteliai klientai buvom. Padarė išsinešimui. Sėdam toliau važiuot. O kurva, kiek šunų žiūrėk atėjo. Jo, vargšai valgyt nori. Nu, darova, pacanai. Ką jūs? Sorry, žinok, neturim. Nu, duok gal porą bulvyčių duos. Jo. Duokim kitam. Dėtai. O. Karšta? Viskas. Sorry, daugiau negaliu duoti, patys norim. Все, sėdam dar 3 valandos važiuoti. Taip ir atostogaujam. Jau čia reikės atostogų po atostogų. Pasiėmėm visą išsinešimą.
kaip mano tunai supjaustyta valgymui mašinai. Turim plėšyt. Ir dabar važiuojam į Varžuomių, kur net neturim, kur miego dar. Lenkiam policiją. Mes su mergalkėm gal matysis. Bet neviršim greičio. Čia kai Lietuvoj važiuoja lėtai, kad tik tai galėtų prisikabinti prie ko nors. Kiek valandų šiandien kely? Visą dieną? Tai nuo 12, tai dabar jau 7, nu taip, su sustojimais 6 valandos. Ir dar 3 laukia. Na. Dar suprasčiau, kad važiuotumėm tiesiai vieną tikslą kažkokį. Važiavom ir turėjom apsisukti šiukšėzamentai. Ai, čia vienas dalykas yra, policija važinėja visą laiką su įjungtais švyturėliais. Visada, jeigu policijos mašina, visada bus įjungti švyturėliai. Nusukom ne ten. Dabar navigacija grybauja ir išvažiavimo aš čia nematau nieko. Rodo, kad išliptumėm, eitumėm ir kitų kelių važiuotumėm. Esmė ta, kad čia yra daug naujų kelių ir Google Mapsai, matau ženklą kažkokį. Google Mapsai turbūt net naujinti, nežinau, bet rodo suk, mes ten sukom ir žiūrim, kad per daug sukamės, navigacija ten kažkur atsirado iš niekur, ta prasme. Ką turi pakomentuoti? Ai, nieko, aš jau nesakysiu šiandien. Šiandien kaip nesiseka taip įsidėt. Mums liko valanda, esam kilometro beveik aukštį. Ir čia žiema. Ir čia žiema. Tikiuosi nebus. Vėl čia to sniego metrais. Wow. Liko važiuoti 50 minučių. Tada reikia susirasti kur gyventi, nes aišku neturim dar susiradę. Ir tada įsimilsėtis. Viskas, 10 valandų mes tvarėm į Boržomį, bet kita problema, nelabai randam kur miegot. Ir atrašė mum tas mūsų buvęs, Vardžijoj, kur esam užsisakę, kad tas kelias nuo Boržomio bus geras, tai karočią važiuojam dar 2 valandas. Ir tada bus taip jau kaip ir norėjom. Viskas, liko 15 minučių. Kiek dabar valandų yra? Pusė 1 nakties. Tai mes jau 12,5 valandos esam mašinoj. Wow. Stipru. Dar, tiek nesu vairavęs. Aišku, visas 12 valandų nevairavau. Bet 10,5, 11, tai manau, kad tikrai. Ir žiūrėkit, kokie vaizdai pasitinka. Aš labai tikiuosi, kad mes čia nebereikalo šitiek kelio važiavom. Aš manau, kad ne, tu pažiūrėk, koks vaizdas, kas čia pilis, kas čia yra. Mes 12 valandų važiavom dėl to, kad pamiegotumėm šaltam kambarį. Nes yra nesąmoningai šalta. Įrodymas megztiniai. Čia jau parodys. Su kelnėm. Vis tie norėjo vakar ir kepurę dėtis. Kaip čia šalta. Ir mes turim važiuoti į Vardžijos olas, bet lauke rodo -10 laipsnių. Valdas atvažiavęs su pavasariniu striuke. Nes sakė, į Gruzijoje šilta,
Ir dar aš pasiėmiau nu tokią biškį šiltesnę nei pavasarinę. Tai man sako, mažiukė, taigi reikės tau pirkti pavasarinę, su šita bus karšta. Dabar jaučiu rinksiuosi 5 sluoksnius po savim. 3 maikės kokius megztinį, treninginiam kelniam džinsais. Bet aš tai vis tiek, kad ir šilčiau apsirengus, bet sugebėjau susirgti. O dabar tragedija yra. Čia papuolėm. Mes čia atsikėlėm. Žiauriai šalta. Dabar -8 laukia, man atrodo. Biškai ne taip. Tikėjomės visko, bet ką padarysi. Morning! That was very cold. Холодно. Много холодно. Da. Kodėl mes nepasižiūrėjom, kad čia tikrai šalta. Vienintelis mūsų išgelbėtojas yra šitas. Ir tai vos iššildo. Spjaudos kažkur. Стерил колдры. Я не знал, что это -10, -8 теперь. Onde tu primusos? Знае да 4 ден это когнаде туристи не били на Нови год. Ми заклали, да. И похоже получали конвенционер за это холодно. Ну да, было очень холодно. 10 дегри. Не знаю, как сказать по-русски. Было только 10. Температура. Да. Почему это не получали? Если это тоже помогает, уже хорошо. Чуть-чуть, я думаю. Kaip mūsų kambarys atrodo. Kondiškė ant 30 laipsnių visą naktį. Nu, vos šilta. Lova. Skepurė. O ne. Žiauriai šalta, žiauriai. Čia vasarnamis kažkoks, čia visur betonas aplinkui. Mes dabar turim į tą urvą varyti. Nu, čia urvas, urvai ten, Bardžijos urvai vadinasi. Bet laukai žiauriai šalta, -8 dabar. O aš su maikė, nu gerai 2. Užsidėjau 2 maikės. Megztinis ir bluzonas pavasarinis. Nu ką, man ta žeminė striukė. Baisu. Это бaisu. Это вино мой, подарка вас. Окей. На Новый год. Окей, спасибо. Чистый местный вино, местный. Окей, спасибо. Gavom vyno butelį. Dabar negalim blogą atsiliepimą rašyti. Jaučiasi biškai kaltas. Jau. Jis ir manęs klausia, tipo, ar labai šalta, sakau, labai, sakau, šalta. Wow, nerašau. Jo, kaip mes tą vyną parsivešim. Reiks išgerti. Nu jo. Ačiū, kad žiūrėjote, mėlyjei žiūrovai. Tikiuosi prajuokinome jūsų tą mūsų nevykusią kelionę. Kitame epizode matysite mūsų nuotykius po garsiosios Vardzijos uolas, kuriuose buvo įkurtas visas uolų miestas. Ir aišku, nepamirškite prenumeruoti kanalo, kad nepraleistumėte naujų video. Iki greito.